Sveiki, esu Viktorija iš Pelėdos skaitinių ir šiandien norėčiau Jums papasakoti apie knygas, manau, daugeliu įdomių kampų. Tikrai ne vienas ieškote įdomiausių, mylimiausių, populiariausių topų, o šiandien aš Jums norėčiau papasakoti apie perkamiausias 2023 metais knygos LT knygyno knygas. Tikrai įdomu. Tai ką labiausiai pirkome? Grožinės suaugusias knygų kategorijoje. Pradedame. Ir 10 vietoje mes randame mokslinės fantastikos romaną, 3 dalį iš 6 knygų serijos Kopa vaikai. Šioje knygoje pasakojami įvykiai, kurie vyksta praėjus 9 metams po antrosios knygos Kopa mesijas. Planetos kraštovaizdis keičiasi, į valdžią iškyla dvyniai, o kur dar konfliktai. Trilerių gerbėjai 9 vietą kilstelėjo amerikiečių autorės kūrinį apie tai, kad tobulą gyvenimą galima sugriauti vos per akimirką. Bus ir keršto, bus ir dramų ir pavydo. Žinoma, juk dėmesio centre 2 moterų siekiančių karjeros susipynė likimai. O kur dar tikslus aprašymai kardiochirurgų ir Čikagos teismų praktikos. Taip, tai trileris Chirurgė. 8 vietoje randame sudėtingą ir jausmingą kūrinį, kuris kelia klausimą, ar tikrai širdis gali paklusti protui. Teitę ir Milesą jungia tik viena labai stipri fizinė trauka. Jie susikuria savo taisyklių, nes abiem tokie santykiai tinka. Tačiau ar taisyklės tikrai neturi galiojimo laiko? O galbūt meilė gali būti bjauri? 7 vietoje jautrus romanas apie meilę ir pasitikėjimą, apie smurtą šeimoje ir tėvų sprendimus, kurie gali nulemti labai daug mūsų ateities pasirinkimų. Lilė augo kartu su smurtaujančiu tėvu, tačiau nuo jo išsivadavus, šiandien regis jis turi viską, apie ką svajojo. Mylimą darbą, vyrą, kuris yra pametęs dėl jos galvą, bet į sceną grįžta jos pirmoji meilė. Žmogus, kuris buvo šalia tuo metu, kai ji išgyveno labai sunku laikotarpį savo šeimoje. Ir čia jis tarsi jai atveria akis ir kviečia padėti tašką. Ar Lilė išdrįsti padaryti? 6 vietoje esanti knyga tikrai nepasiūlys Jums recepto, kaip išsivirti šį pražūtingąjį viralą, bet manau tikrai ne vienam padės išsiskleisti meiliai lietuviškam kaimui. Taip, aš apie debiutinį Ilonos Madlen kūrinį Nuodas. Tai intriguojanti, šmaikšti ir karšta istorija apie 2 besiblaškančius ir vienas kitą atrasti bandančius žmonės. 5 vietoje mes turime kūrinį, kuris papasakos, kad ir iš nemylimos dukters galima užaugti Švedijos karalienę. Taip, 10 turime dar vieną lietuvių autoriaus darbą ir tai yra Karo nuotaka. Tai Žygimanto Augusto, jauniausiosios sesers Kotrynos Jogailaitės gyvenimo ir meilės istorija. 16 amžiaus dramos, kovos dėl valdžios, na ir žinoma, meilės istorija, kuri nenusileidžia brolių Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorijai. Linkiu šią knygą atrasti tiems, kurie vis dar netiki, kad istorija gali būti įdomi, na ir tiems, kurie nori dar vienos didingos meilės istorijos verpetuose. Į 4 vietą užkopė žymiosios 7 seserų istorijos finalinė dalis apie tėvą Atlantą. Ir visa ši knyga yra dedikuota būtent jam. Ką jis padarė, kaip jis padarė, kodėl jis tai padarė. Na ir manau pats pagrindinis klausimas, tai gyvas tas tėvas Atlantas ar ne? Na, o jeigu jūs nesuprantate, apie ką aš kalbu, tai tikrai kviečiu pradėti skaityti visą šią įspūdingą istoriją nuo pat pradžių. Pirmoji dalis vadinasi Majos istorija. Ir ten sužinosite ir kas tas tėvas Atlantas, ir kodėl jis taip, manau, labai garbingai užkopė į 4 vietą. Ir 2023 metų perkamiausių knygos LT knygų trejetuką mes pradedame su knyga. Mes pradedam iš naujo? Tai o mes padėjom tą tašką, ar ne? Taigi, į 3 vietą sugrįžo Lilė su istorija, kuri mums primins, kad kiekviena pabaiga turi savo pradžią. Tikėkime šį kartą gerą. 2 vietoje tikra ir kvapą gniaužianti istorija apie 2 narkomanės gyvenimą. Taip, tai knyga Kaifuotoja. Tai nepagražinti ir atsiplėšti neleidžiantis memuarai
Tai Tifanės išgyvenimai nuo buvusio vaikino šantažo iki sielą draskančių sandorių su narkotikų prekeiviais. Na ir žinoma, jos kelias į pasveikimą. Ir pirmoje vietoje perkamiausia 2023 metų knygyno Knygos LT knyga tampa dar viena tikra istorija. Ir šį kartą tai pasakojimas apie 2 mokytojavimo gimnazijoje metus. Tai bravo mokytojai, o aš noriu pridėti, kad tai nėra knyga tiesiog apie mokytojavimą, tai ir jauno žmogaus savęs paieškos. O kur dar privalomas neprivalomų knygų sąrašas? Na ir kai visas 2023 metų Knygos LT labiausiai pirktų knygų sąrašiukas jau išlukštentas, aš norėčiau padėkoti už laiką kartu. Dar kartą sudedu visas knygas, kurias jūs labiausiai pirkote 2023 metais ir tikiuosi, kad susimatysime po metų pasižiūrėti, o kągi skaitome dabar.